Labadiena, mėly mano Patreon kanalo žiūrovai, kitų platformų žiūrovai. Pakalbėsiu dar kartą svorio metimo tema. Nemaniau, kad tas mano toks nekaltas išsišokimas apie svorio metimą sukels tiek klausimų ir tokį rezonansą. Tikrai tiek peržiūrų ir tiek klausimų negavau nei kalbėdamas apie kontraceptinę spiralę, nei apie menopauzę, nei apie Alzheimerio lygą. Matyt, aktuali tema tas svorio metimas. Vienas žmogus subtiliai įsireiškia, kad sako, jūsų ten ta galva jau užknist pradėjo truputėlį, tai va dabar pasitenkinkit, mėlėjai, štai šito gražių kamanių vaizdų, kurios yra levandų žieduose. Kamanė yra raudonoje knygoje dėl to, kad jos straubliukas yra trumpesnis negu bitės arba širšės, jinai sunkiai atlaiko konkurenciją dėl maisto su jom, o levanda jinai išsiurbt sugeba, tai vat levandas jau baigia nužydėti, jau grožį praradė, bet vat kamanė jinai labai džiugina vat ir tuos drugelius. Ir mane to pačiu. Taigi, mėlėjai, svorio metimas tai nėra kažkoks toks pirštų, taip vat imu ir vat metu ir numetu. Tai yra rimta intervencija į jūsų organizmą, į visas praktiškai organizmo sistemas. Tai yra rimtas krūvis tiek atramos judėjimo aparatui, tiek širdies kraujagyslių sistemai, tiek endokrininiai, tiek nervų, inkstam, kepenim ir taip toliau. Taigi turite pirmiausia atsakyti į du klausimus. Pirma, ar aš esu sveikas? Antra, ko ir kaip aš noriu iš to svorio metimo. O trečią pavadinčiau ne klausimu, bet tiesiog toks, nusiteikimas. Aš viską dabar trumpai paaiškinsiu. Taigi, ar jūs esate sveiki? Aišku, prisiminkit, jeigu ten iki pusės įtrūkus achilo sausgyslė, sutrūkę meniskai ir ten 3 laipsnio koksartrozė, tai be abejo, nepradėkit bėgioti su savo 150 kg, tai galutinai susivarysit sąnarius arba įsivarysit tokį tendinitą, sinovijitą ar kažkokią tai kitą jungiamą audinio uždegimą sąnario srity, ar ten pado plantarinį fascitą, kurie labai sunkiai gydomi, labai ilgai gyja ir susigadinsit visą vasarą. Šlubuosite labiau negu tas svoris jums kenkia. Tai vienas dalykas. Tiesa, kad nepagalvotumėt, kad čia dirbtinis intelektas šneka, tai aš trumpai prisistatau. Vytautas Abraitis, gydytojas Lietuva. Taigi, toliau, grįžtam prie kamanių. Pirmas klausimas, ar aš esu sveikas. Kitas klausimas. Kas į tą klausimą gali atsakyti? Be abejo, geriausiai atsako jūsų gydytojas. Nueikit, jeigu neturit kažkokio tai kompleksų ar tai nemėgimo medicinos, nueikite į savo šeimos kliniką. Daktaras tikrai žinos, kokius tyrimus atlikti. Ir jeigu pasakysite, kad aš apsisprendžiau mesti svorį, tai tikrai daktaras tik apsidžiaugs, nes greičiausiai jūs turite hipertenziją, antro tipo diabetą, artritus ir daktaras pasidžiaugs, kad jūs sumažinsit jam krūvį ir jam nereikės gydyti šitų jūsų lėtinių ligų. Ir jis padarys tos tyrimus, kuriuos reikia. Jeigu jūs jau labai nemėgstat medicinos, yra tokia maištininkų kategorija, tai bent jau pasidarykite keletą kažkokių tai pagrindinių tyrimų, kurie atspindi jūsų bendrą kraujo tyrimą, kepenų, inkstų būklę, tą vadinamąją kraujo biochemiją. Bet vis tiek tai yra, jūs patys tada atsakysite už viską, jau atsakomybės neprimeskit. Ir man užduoda daugelį klausimų tokių, kur ten tikrai nelabai kas gali juos atsakyti. Ten jau jūs matydamas ar čiupinėdamas, o jau ką kalbėti apie kažkokį ten YouTube ar Messengerį. Tai pirmas klausimas, ar jūs esate sveiki? Nes aš žinau ne vieną atvejį, kai žmogus nusprendęs mesti svorį, jis dar pasiblogino būklę, žmogus, nusprendė pagerinti savo širdies kraujagyslių sistemą, numetė nemažai kilogramų, bet tuo pačiu labai nusimušė hemoglobiną iki 70 ir nežinodamas, kad jis turi tokią ikivėžinę būklę, kuri vadinasi mieloleukemioidinė displazija. Ir po to labai ilgai atstatinėjo tą savo hemoglobiną ir ten gavosi vargų vargas, kur kas daugiau vargo atstatyti buvo tą hemoglobiną, negu ten sumažinti svorį daliniu badavimu. Tai žodžiu, pirmas klausimas būtų toks, ar aš esu sveikas? Antras, ko jūs norit? Jeigu jūs norit žūtbūt bet kaip tą svorį numesti, tada tinka praktiškai viskas. Bet jeigu jūs norite išvengti, sakykime, sveikatos pablogėjimo ar raumenų masės kritimo, reikia tokiu atveju elgtis kitaip. Yra mikronutrientai, makronutrientai. Makronutrientai arba makro didžiosios maistinės medžiagos, tai yra angliavandeniai, baltymai, riebalai, o mikronutrientai tai visos mikroelementai. Tai tos didžiosios makronutrientų proporcijos tiek raumenų auginimo atveju, tiek raumenų masės nemažėjimo atveju turi būti niuansai.
Reiškia, negalima badauti baltymų sąskaitą. Nes jeigu organizmui baltymo reikia, bet kokiai sintezijai, tai yra statybinė medžiaga baltymas. Ir jis pirmiausia juos ima iš raumenų. Ir jeigu, mėly vyrai, nenorite virsti pieniškomis dešrelėmis, tai yra toks labai gražus senovės gruzinų terminas sasyska. Jeigu nenorite virsti sasyskomis, tai jums reikia baltymų gauti normaliai arba netgi daugiau. O jeigu nesvarbu, svarbu numes svorį, na tai galima tada to ir nedaryti. Ir kai kurie iš jūsų man uždavinėjo tokį ironišką, klastingą klausimą, ar aš galiu sulieknėti valgydamas picas, hamburgerius, bandeles. Atsakymas be abejo taip. Jeigu jūs jas visas išlakstysit, išjudėsit ir turėsite kalorijų deficitą, jūs tikrai sumažinsit savo svorį ir valgydamas picas, hamburgerius ir bandeles. Bet jau čia atveju čia praktiškai vien angliavandenis. Jūs tokia turi, raumenų masė tikrai kris. Tai vat, ko jūs norite iš to badavimo? Nes sarkopenija, tai yra raumenų masės kritimas, yra didžiausias rizikos faktorius osteopenijos arba osteoporozės, o osteoporozė, ypatingai juosmeninės stuburo dalies ir šlaunikalio kaklelio, kurie dažniausiai lūžta ar tiesiog lūžta, ar kompresinis lūžis stuburo, tai yra mechanizmas, toks gaidukas, kuris nuspaudžiamas labai nepalankių momentų, dažniausiai žmogaus gilioje senatvėje, ir tai būna būtent tas mechanizmo aktyvavimas, kuris būtent žmogų ir numarina. Taip, vėliau tenais bando neurochirurgai cementuoti, traumatologai sintezuoti tos kaulus. Tas žmogus lygtai jis kažkaip pradeda sveikti, galbūt jis miršta nuo kokio plaučių uždegimo, ar ten nusividuriuoja nuo antibiotikų, bet tas iniciacinis mechanizmas pirmasis būtent būna kažkoks tai lūžis. Tai vat sarkopenija, raumenų masės mažėjimas sukelia osteopeniją, labai nepageidautiną reiškinį, jeigu jūs ypatingai esat ne visiški jaunuoliai. O jeigu žmogus įprastai gyvena, visiškai nekeičia savo gyvenimo būdo, tai sarkopenija ar raumenų masės mažėjimas prasideda nuo dėmesio 35 metų. Tai va, dabar kitas nusiteikimo klausimas. Kiek čia to laiko? Laiko 7 minutės. Na, per daug neužsišnekėsiu. Žodžiu, klausimas nusiteikimo. Na, jeigu jūs ruošiatės labai kankintis, nesiruoškit kankintis, skelbti karo savo vargšui kūneliui, savo vargšui organizmui. Na, jūs truputėlį kažkaip, dabar Lietuva, taip, čia mūsų tie politikėliai labai ryžtingai skelbia karą visam pasauliui, ištysusiais veidais pasakoja, kaip jie čia kažką tai šaudys, taip. Ir realiai tai mes esam visiškai tokie bereikšmiai, bebalsiai ir pasaulio akis atrodom kažkokie tai durneliai, atsiprašau, taip pat, kad nebūtumėt durneliai savo organizmo atžvilgiu, tai, mylėjai, gražinkit truputėlį savo kūnelį skolą. Tas mūsų organizmas, na, jis taip yra eksploatuojamas negailestingai ir jūs kiekvienas, ne, gal ne kiekvienas, bet didelė dalis jūsų, kaip galėdami tą kūnelį jūs, na, eksploatuojat galbūt neteisingai. Tai yra tokios truputėlį kreivokos psichikos padiktuotas, sakykime, nerimo sutrikimas, taip toks, ar jūs tą nerimą suvalgot, taip, ar ten prarūkot, ar prageriat, ar prasilinksminat ten įvairiausiose tarnybinėse, netarnybinėse romanuose, taip, bet jūsų kūnas bando gelbėtis. Nu, sakykime, ten tas gerimas, ar ten rūkimas, ar persivalgymas, jungia endokrininę sistemą, ten visur kelia insulino kiekius, visas kitas proporcijas, skydliaukė dirba, prieš skydinę liauką, visi dirba, kad tik tai kažkaip tai sureguliuoti, kompensuoti jūsų neteisingo elgesio pasekmes. Nu tai truputėlį tam savo kūnui padėkite, nustokite kenkti vieną kartą ir truputėlį jam padėkite. Šiek tiek grąžinkite skolą. Bando tas mūsų kūnas tą riebalą dėti ten, kaišioti, kur tik galima tą riebalą, o ko gražus drugelis. Jau nėra kur kišti to riebalo visiškai, vis tiek toliau puntame ir galvojam, kaip čia kažkur tai, kad tas kūnas tą mūsų riebalą padės. Tai vat, nusiteikit, turi būti nusiteikimas ilgam darbui. Jeigu galvojat, kad per savaitę sukūsi, tai per savaitę galima numesti 10 kg, aš tą nekartą esu daręs pats. Tai bet vėl kas nors, atsitiks vėl kas nors užkels nerimą, pamanysite per televizorių, kad ten Lietuva ten vėl kažkam skelbia karą, ar ten kažkoks bus vėl ten konfliktas darbe ar dar kažkur tai kitur, ir jūsų svoris vėl sugrįš ir su kaupu. Dėl to reikia nusiteikti labai rimtai. Reikia nusiteikti
tam, kad apsiginkluoti, mylėjai, informaciją, reikia žinių tam reikalui. Ne kažkokio ten tiktokinio šiukšlyno, kažkokios bobelės, ten detoksikuojančios mus ar ten nuparazituojančios ar šokančios omega šokius, bet turi būti rimta informacija, kokios yra normalios proporcijos pas žmogų. Turite užsivesti savo kalendoriuką, turite pasiskaičiuoti savo kalorijas. Tai yra labai paprasta. Aš jums įkelsiu nuorodą į lietuvišką lentelę, į Patreoną įdėsiu, kas norite, ateikit, pasižiūrėkit. Tai yra lentelė lietuviška, lietuvių kalba praktiškai visi yra maisto elementai, labai paprasta klasifikacija, 100 gramų, kiek yra kalorijų. Ir tarp kitko labai juokingas dalykas, aš pats, kada skaičiuodavausi, tai man parodavo, kad aš per daug deficitą naudoju ir man visą laiką, ten tokia yra speciali programėlė, man liepdavo kažką dar papildomai suvalgyti. Tai va, čia jums toksai viltį suteikiantis faktorius. Taigi reikia kažkokio tai dieninėlio, kalendoriuko, reikia svarstyklėlių, kur savo šuniukui taip beriat valgį, tai panašių svarstyklių užtenka ir žmogui. Jos paprastos ir daug nekainuoja. Ir kalorijų skaičiavimas taip pat yra reikalingas. Tai va, reikia informacijos, reikia žinių, reikia nusteikimo. Taigi, rezimuoju. Klausimas numeris 1, ar aš esu sveikas? Klausimas numeris 2, kaip ir ko aš noriu svorio metimo? 3 dalykas, nusiteikimas. 4 dalykas, žinios. Taigi, mylėjai, iki.